Jau 10 kartą Kaune vykusiame renginyje Lietuvos aukštosios mokyklos supažindino su savo siekiais ir tikslais, studijų programomis, pasirinkimo galimybėmis ir priėmimo tvarka. Visus, kurie domisi aukštuoju mokslo, gimnazijų, vidurinių, aukštesnių ir profesinių mokyklų moksleivius bei mokytojus. Yra keletas grupių, tie, kurie nežino, ko nori visko ir kartu nieko, o yra tokių, kurie jau konkrečiai aš būsiu tas ir tas, aš noriu to ir to. Yra tikrai daugiau, yra tų, kurie jau žino, ko nori. Aukštųjų mokyklų dėstytojai patarė ir konsultavo, kokių žinių ir gebėjimų reikia turėti norint studijuoti vienoje ar kitoje aukštojoje mokykloje. Pirmiausiai noras. Jeigu nori, pabaigsi net nepastebėjęs. Ir aišku, toliau darbą pasiūlys, darbas ateis pats. Netgi nereikės jo ieškoti. O taip, kad pirmiausiai pasižiūrėt, kas jums patinka, ko jūs norit. Tikrai susidomėjimas didelis tiek vienokiamis, tiek kitokiamis studijomis. Esame tikrai patenkinti tą studijų mugę. O studentai atstovaujantys savo fakultetą supažindino su veikla studentų atstovybėse, meno kolektyvuose, studentų mokslinėse draugijose ar studentiško gyvenimo subtilybėmis. Taip pat negailėjo patarimų, kaip rengtis studijoms, ką rinktis. Kas bus gerai, egzaminus visi išlaikys, aš tikiu, ir ateina tikrai labai motyvuoti žmonės ir labai noriu palinkėti, kad kuo daugiau klausimų uždavinėtų, nes tai yra turbūt svarbiausia. Jeigu jisai įstos ten, kur jisai nori, kur jisai mėgsta kažką daryti, kad ir, pavyzdžiui, tas programuotojas, jeigu jam patinka programuoti, jisai džiaugiasi savo sukurtą programą, tegu jis ir įstoja į programavimą, į informatikos fakultetą. Jeigu ten jam patinka, bet kuriam moksleiviui ten, kad ir lyderystė. Jeigu jisai mato, kad jis yra geras lyderis, tegu jisai ir stoja į lyderystę. Mugėje lankėsi moksleiviai ir tvirtai žinantis, kokią specialybę rinksis ir vis dar ieškantis savo kelio. Žadu studijuoti kažką su medicina, bet dar neapsisprendus kokiam universitete. Galbūt kas nors patrauks ir tiesiog padės apsispręsti. O tu? Aš tai esu tik kryptį dar apsisprendusi, tai technologijos mokslai, o toliau irgi sprendžiu čia, kalbu su studentais. Kalbinti moksleiviai planavo studijuoti tik Lietuvoje. Aš kategoriškai prieš, tikrai neišvažiuosiu iš Lietuvos. Kodėl? Dėl to, kad ir čia gerai. Nes ten tas pats, pinigai ant medžių neauga ir viskas yra panašu, tiesiog yra požiūris. Žmonių, kad ne, čia blogai, bet va užsienį tai viskas gerai. Čia nuo požiūrių priklauso. Visur gerai, kur mūsų nėra. Mugės metu moksleiviai buvo kviečiami papildyti studentų gretas ne tik patarimais, tačiau dainomis ir puikia nuotaika. Anot aukštųjų mokyklų mugės organizatorių, šiais metais renginys dalyvių gausa pranoko visus ankstesnius renginius. Iš viso mugėje dalyvavo 43 aukštosios mokyklos.